Sveiki, aš esu Jurga Žilvytė, vedų astrologė. Jūs esat mano kanale Vedų astrologija lietuviškai. Mūsų šalyje, mūsų Lietuvoje dedasi kažkokie keisti dalykai. Kažkas tai vadina cirku, kažkas tai vadina chaosu. Bet iš tiesų ten ir ta visa valdžia, ta valdančioji dauguma kažkaip keistai elgesi. Atrodo, ten tie socdemai turi ir daugumą tenais ir Seime, bet ir opozicija iš jų tyčiojasi, ir žiniasklaida tyčiojasi, prezidentūra keistai ten elgesi, o tie tyli kažkaip, tai, aš nežinau, gal čia mums taip atrodo, gal iš tiesų netyli, bet tai žiniasklaida, tai aišku, labai, taip viską nušviečia labai šališkai. Tai aš pasižiūrėsiu, kas vyksta, kokios tos kosminės, tos likimo energijos čia veikia, kad čia mes, tokioj truputėlį gal ir keistoj situacijoje esame. Štai čia yra mūsų valstybės Lietuvos horoskopas su kylančių ženklų svarstyklėmis. Ir dabar mes esame tokiame periode, kuris, tokios šešėlinės planetos Rahu periode. Bet nuo 10 metų ir iki 28 metų mes tame periode. Kas yra Rahu? Rahu tai tokia šešėlinė planeta, jinai nerealiai, jinai tiesiog ten ekliptikų susikirtimo taškas yra. Ir kaip vedų astrologijoje skaitosi, kad tas taškas, kaip vedų astrologija nenaudoja visų tų uranų, Plutonų, Neptūnų ten. Ir skaitosi, kad visos tos tolimos planetos, jos veikia būtent per šitą tašką, per Rahu. Ir žvaigždės ant tolimos visa ta įtaka susikaupia būtent čia. Ir ką reiškia ta Rahu? Tai tokia, savo esmė tai toksai nepasitenkinimas, ten tokie ambicijos, troškimai neriboti, ten iliuzija, Rahu labai duoda tą tokią mają, tą iliuziją. Ir viskas, kas peržengė kažkokias tokias natūralias ribas šitą. Ir Rahu, jinai neturi moralės. Jinai turi tik tai tokį begalinį norą, begalinį norą plėstis. Bet tas plėtimasis tai toksai, kaip yra su minuso ženklu. Valstybės, jeigu kontekste, tai yra, toksai polinkis į ten tokį, manipuliavimą, valdžia tenais, ten kažkokiamis sistemomis, valdžios, valstybės, įstatymais, ten institucijomis. Ten. Rahu, jinai yra mūsų valstybės 4. name. 4. namas tai yra valstybės širdis, skaitykim. Tai jos, pamatinės vertybės, tai žmonių psichika, tai, tautos vidinis saugumas toksai, nes tai kartu tai žemė, ten teritorija, ten instituciniai visi pagrindai tenais, liaudės emocinė būsena ir vidinė ramybė tokia yra. Ir tas Rahu periodas, jisai duoda tokį psichologinį nesaugumą tokį. Tauta jaučiasi kažkokią grėsmę, ten tokią, aišku, ten ta geopolitika dabar tokia, kad ta išorinė grėsmė yra, bet ir vidinė, tokia, kažkokia vidinė grėsmė jaučiasi. Ir dabar tas Rahu periodas, jisai didelis yra, o dabar konkrečiai mes praeidinėjame Saulės, tą vadinamą antradašą. Ir ta Saulės antradaša, tai jinai toksai išbando tokią naują valstybės identitetą, taip galima būtų pasakyti. Bet jie dar to identiteto iki galo dar nesupranta. Ir tada ir už tai toksai gaunasi toksai, kaip ir valstybė išgyvena tokį vidinį užtemimą. Nes kada vyksta iš tie Saulės mėnulio užtemimai, tai pagal tą vedinę, vadinkim, mitologiją. Bet tai čia galima vertinti kaip tokį archetipą tokį. Tai būtent tada, kad Rahu praryja Saulę, arba Ketu, arba Rahu praryja Saulę. Būna užtemimas. Tokį užtemimą mūsų valdžia dabar ir pergyvena, nes iš tiesų kažkoks tai užtemimas ten pas juos. Nes tada irgi praranda tą orientaciją tokią, ten kažkokią, tokia tikrai ten turbūt ta pasąmonė tokia tampa stipresnė už sąmonę šitą. Ir kažkaip, tas periodas, jisai keičia tą tokį požiūrį į valdžią. Ir toksai, tai galima būtų sakyti, kad kažkoks toksai tai yra, valstybei toksai, ideologinės tos valdžios transformavimas kažkoks tai yra.
Ir dar, vat, kodėl tas periodas toksai, toks gana sunkus yra, tai, ne vienintelė priežastis, bet vat, viena iš priežasčių tai, kad Saulė, jinai vat, prie šitos lagnos, jinai yra Badchakešas. Man ten komentaruose rašo, ten nenaudok ten tų tokių terminų, čia niekam neįdomi, čia vieni taip rašo, kita ten rašo, kad čia kažkokiems mažaraščiams ten, per daug primityviai, aišku, čia visiems neįtiksiu, bet pavyzdžiui, kalbėti vedų astrologui be terminų, nežinau, neišeina, man taip neišeina. Aš daugybę metų sėdžiu toj astrologijai, toj vediniai džioitišė ir tie terminai tiesiog įaugia į sąmonę yra. Ir aš jeigu stebėjau, tai ir kiti vedų astrologai, kurie nesvarbu, ne tai, kad indusai, bet ten nesvarbu, vokiečiai, anglai, ten jie lygiai taip pat šneka, ten neįmanoma kitaip yra, nes tie terminai, jie neverčiami yra paprasčiausiai. Čia, žinote, kaip kompiuteriniai toj, kada atsirado pas mus kompiuteriai ir paskui, kai pradėjo versti tos terminus, tai ten juokingai, ten monitorius, vaizduoklis, niekas vaizduoklį jo nevaidina. Tai va, ta Saulė kaip Badchakešas, tai tas, kuris kaišioja pagalius į ratus. Ta prasme, sudaro kažkokias tai kliūtis. Ir kaip jaučiasi, tas toksai, kaip Saulė, jinai tokia, gali bandyti daryti tenais, kažkokią tai žalą, ten dominuoti, ten tokia, primesti savo asmeninę, ten kažkokią tai valią šitą. Ir tas toksai pasakymas, kad tenais, jūs ten išrinkote valdžią, bet jinai mums netinka. Tai čia tipiškas toksai Saulės, pasakymas toksai. Ir tai vienas toksai iš priežasčių, dėl ko taip yra sunku, kadangi eina tas Saulės periodas, o ta Saulė tokia, iš vienos pusės čia atrodo, jinai 5. name. 5. namas tai elitas yra, valdžios elitas. Nes ten visokie seimai, ten jie yra 11, o priešais yra 5, tai čia būtent tokia, tai iš to elito mes ir girdime tokius pasakymus, nes ten protestuoja ten kultūrininkai, tai ten paprastas eilinis ten kultūrininkas nelabai ten protestuoja būtent tas elitas šitą. Dabar tas Saulės, tas antradaša, tas periodas, jisai vyks iki kažkur tai iki kitų metų balandžio mėnesio panašiai. Principą dabar turėtų kažkiek tai palengvėti, kadangi Jupiteris, jisai sekmadienį, jisai pereina į Vėžio ženklą, Vėžys Lietuvos horoskopė, jisai 10. namas, valdžios yra namas, jisai čionais yra pačioj stipriausiai egzaltacijai, pačioj stipriausiai šitą padėtį ir Jupiterio energija tai jinai yra pati geriausia, mūsų visatoje tai yra pati geriausia energija. Taip kad Jupiterio tranzitas iš vienos pusės, iš kitos pusės, ir vedinėje astrologijoje kažkiek tai yra naudojami tie tranzitai, bet aš iš savo praktikos kiek matau, tai pavyzdžiui, jeigu tose dašose, tose perioduose, jeigu nėra įsijungusi ten ta tranzitinė, ta, kuri eina tranzitu, ta planeta, tai jinai ir neveikia. Šiuo atveju, bet Lietuvos atveju čia nėra tos, nes yra Saulės šitas periodas, paskui bus Mėnulio periodas, čia jisai kaip ir nėra. Bet jeigu paimti, Saulė yra Jupiterio nakšatroje. Taip, kad kažkoks tai poveikis, vis dėlto teigiamas poveikis turėtų būti. Dabar jau matome, jau valdžia jau pradėjo dirbti, jau gal biškai jau apsiraminsiu visas tos nesąmonės, kurios čia darosi. Taip, kad jisai tik tai tiek, kad jisai neilgai ten bus iki gruodžio 7, jisai paskui vėl grįž į Dvynių ženklą, o Dvynių ženklas Jupiteriui dar, tai čia bus retrogradinis gana ilgai, taip kad irgi nieko gero. Ir po Saulės periodo įsijungs Mėnulio. Mėnulis vėl, Mėnulio užtemimas. Pergyvensim Saulės užtemimą, po to turėsim dar pergyventi ir Mėnulio užtemimą. Mėnulis pas mumis yra Lietuvos horoskopė, jisai yra 10. namų šeimininkas. Jisai stovi 12. name. 12. namas tai vėl kažkokie praradimai, čia užsienis gali būti, kažkokie. Ir principė,
kai kurie astrologai, vat, kaip prognozuoja Lietuvai, kad bus emigracija. Bet aš va ten ir iš kitų, va ten, ta prasme, pagal kitas ten tas sistemas, tai aš matau, kad čia ko gero bus, kai bus tas mėnulio šitas prasidės tas periodas, pasidarys labai aktuali šita tema ne migracija, o atvirkščiai imigracija. Mes matomai tų visų juodukų, tų visų ten musulmonų, tai matysim čia vis daugiau ir daugiau. Ir bus už tai, nes šitas vat, mėnulis, tame, jeigu tai paimti simbolinį tą horoskopą, tą kalą Purušos, tai mėnulis yra 4 namo šeimininkas, tai vėlgi tas tautos pamatinės vertybės. Taip, kad, o jau tie visi imigrantai, tai čia jau yra griuvimas tautos pamatinių vertybių. Kitas dalykas, čiagi žada ten tą partnerystės įstatymo, tą šitą, bandymą priimti. Vėl tautos pamatinės šitos, vertybės. Tai vėl taip, kad čia tų skandalų, čia tos kovos, čia dar jos bus labai daug. Tik tiek, kad paskui kažkur tai tas vat Jupiteris tranzitinis, bet tik tai mėnulis, tai pas mumis jau nėra susijęs, su Saulė susijęs šitą, su Jupiteriu jisai nėra susijęs, taip kad nelabai čia tas tranzitas, ką mums padės. Taip, kad tų skandalų ten, tų visokių čia tų kovų, dar Marsas, kadangi čia stovi tam 4 name, taip, kad dar čia visko dar bus dar. Nenusiminkite, dar bus linksma. Aišku, tai dar kodėl toksai tas sunkus yra periodas, už tai, kad jeigu paimti kitą sistemą, Naraina Daša, mes dabar praeidinėjame, va irgi nuo 23 metų praeidinėjame jaučio periodą, čia, biškai kitokia sistema yra, bet paprastai iš vienos tos sistemos būna sunku suprasti, kas vyksta, kas darosi. O kada sutampa kelios neįgiamos tos sistemos, nes jautis šiuo metu, šiame horoskope, jisai yra 8 namo. Vėlgi, transformacijos, vėl transformacija lengvai niekados nevyksta, vėl visokie sunkumai. Ir mes irgi dabar tą jaučio, irgi čia kažkur tai iki 31 metų, taip kad dar čia ta transformacija, ta tokia sunki, jinai dar iš tiesų vyks. Jeigu čia paimti šitą sistemą, tai čia dalyvauja jautis, yra kaip ir, kaip fizinis, šiuo metu, šito periodo metu, tai yra kaip ir fizinis valstybės kūnas. Jisai čia pats jautis, jisai yra, nes Venera yra labai stipri, mūsų valstybėje Venera yra tikrai labai, labai gera planeta, tik tiek, kad ją tas Rahu ir Mėnulis jisai pažeidinėja. Bet pati iš savęs jinai yra labai gera. Tai čia bus tas fizinis kūnas, po to čia įsijungs šitas šaulys. Čia šaulys tai vis tiek tokia moralė, ten religija, ten ideologija visa, bet su Saturnu. Štai Saturnas, jisai duoda tą sunkumą tokį. Po to čia dalyvauja šitas 4 namas su Venera, būtent Venera tada dalyvauja. Tai jinai, gal už tai nėra pas mumis čia taip labai viskas blogai, nes ta transformacija, nors jinai ir sunki, bet jinai tokia, kaip sakant, netokia griaunanti. Ir rezultatas bus, mergelė su Mėnuliu, 12 namas. Tačiau 12 namas jisai bus nuo Lagnos. Čia pas mane išjungta pasirodo yra. Taip, mergelės ženklas jisai su Mėnuliu, jisai yra 12 nuo Lagnos. 12 namas tai čia jau tokie praradimai, ten visokie užsienis kartu, o šitas Rutha Lagna tai yra, kaip primityviai tai vadina kaip kiti žmonės arba valstybės atveju kitos valstybės, kaip mumis mato šitą. Bet jeigu taip giliau, tai Rutha Lagna tai yra kelias į savo identitetą. Lietuvos kelias į identitetą yra siekis, kad valstybė būtų, kadangi čia Venera tokia stipriai stovinti, bet to Venera čia turi taip vadinamą digbalą. Ta prasme, kad yra nukreipta jėga
ta prasme, nu iš tiesų, ta planeta pas mus čia jinai labai gera, jeigu čia ne tas Rahu su Marsu, tai čia būtų iš vis rojus, turbūt jau Lietuvoje būtų rojus. Bet, kaip sako, pasistatykite rojų patys. Niekas, kaip sako, mums ant lėkštutės jo neatneša. Tai vat, mes taip turbūt čia ir statome, taip simboliškai galime suprasti. Tai va, nuo tos Arutha Lagnos šitas mergelė gaunasi 9 namas. Taip, kad o 9 namas, tai čia, ten, filosofija, ten teisė, ten doktrinos, ten tikėjimas. Taip, kad, šitos dalykus bent jau mes jų greičiausiai neprarasime. Rezultatas bus toksai 9 name mėnulis ir mergelė, tai čia, taip sakant, nieko čia blogo, čia rezultatas turėtų būti, tikrai neturėtų būti blogas. Kažką, aišku, prarasime. Matomai, kažką tai, bet kažką tai ir įgysime. Taip, kad, kaip sakant, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Taip, kad tikėsimės, kad viskas bus tvarkoj, čia visą tai pragyvensime ir viskas bus gerai. Tai va tiek va. Tai iki.